Klausau. Labas. Labas. Sandrutė, čia tu? Aš. Kaip gyvenim? Gerai, o kas čia skambina? Mariukas. Marius, mes nesam pažįstami, man atrodo. Kas? Nesame, sakau, pažįstami. Nu, taip. Sandra, klausyk, kažkaip čia nugirdau, kad tu kaip ir ieškai, kur gyventi, ar ne? Taip. Taip. Jau radai? Ne dar. Ne. Ką tu į tai, jeigu aš tau pasiūlyčiau konspiracinį butuką tokį? Į Viršuliškės čia yra. O čia iš kur tu sužinojai? Kas pasakė mums čia? Nežinai, jis... žodžiu, draugė Evelina sakė kažkokia. Aš nelabai pažįstu, man tiesiog reikia mergaitės. Draugė Evelina? Aha. Nepažįsti Evelinos? Pažįstu. Taip, tai gal jį. Esmė ta, kad Sandrutė man reikia mergaitės. Aš nenoriu berniuko. Matai? Tai aš turiu keletą butų, žinai, ir galvoju, kam čia atiduoti. Tai ir kiek tu nori mokėti už butą? O kiek žmonių ten galėtų gyventi? 2 kambariai ten. Gali 2 mergaitės, man atrodo. Vaikinam nelabai. 2 kambariai. Taip, 2 kambariai. Kiek norėtų mokėti? Nežinau, šiaip mes dabar mokam per mėnesį 400, tai šiaip norėtume mažiau mokėti. Vienas žmogus 400 mokat? Jo. O keliesi gyvenat? O mes gyvenam 4. 4. Kiek kambarių? 2 kambarių. 2 kambarių, okei. Taip, tai štuka, kiek čia 4 gaunas? Štuka 6. Žinai ką? Aš, matai, kažkaip galvoju, čia man reikia tą butą prastumt. Aš tau siūlau už 600 abiem. Bet bus tam tikrų sąlygų, jo. Tam tikrų sąlygų, kurias padiktuos. O kokios tos sąlygos? Tai pirmą pasakyk, ar sutinki? Jums po 300 gautas. Aš nežinau, kokios sąlygos. Man reikia sąlygos sužinoti. Aš tada pasakysiu, ar sutinku, ar ne. Sąlygos, yra tokios 5, galim sakyti. Pagrindinė, mane yra tokios 3 pagrindinės. Žodžiu, kiekvieną savaitgalį reikėtų tą butą valyti. Prasme, plaut, dulkės ir panašiai. Nes tai yra nauja chata, žinai, ir su visais pribumbasais aš nenoriu, kad ten būtų kažkas. Po to antra sąlyga yra gyvūnėlis toks. Egzotiškas. Koks? Nežinau, kaip tau su tais pitoniukais ar panašiai, kaip tau sekasi draugauti. Tarp akvariumo, šiaip tai nėra labai baisus, ką žinau, iki metro jisai ilgio ir man reikia, kad prižiūrėtų, pitoniuką, jisai valgo pelytės. Pelyčių aš paduosiu. Jo, Ir kitos sąlygos kokios? Ir trečia sąlyga, mes su draugeliu visada šeštadieniais atvažiuojam tiesiog patūsint. Tai mums reikėtų 1 kambario. Mes atsivežam ten mergų, pabūnam ir sekmadienį ramiai išvažiuojam. Tai jeigu tinka šios sąlygos, dar 2 liko, bet tos jau nebesvarbios ten. Dėl pinigėlių ten mokėjimo. Tai jeigu tinka, tai galim tartis ir susitikti, apžiūrėti. Šiaip chatą sakau. Šiuo metu remontas. O kurioj čia vietoj? Viršuluose. Viršuliškėse. Taip. Tai 600 litų, valymas kiekvieną penktadienį, šeštadienį. Pitoną prižiūrit ir mums leidžiat pasidrošti. Nežinau, aš pasitarsiu su kambariokė, jeigu ką, tai aš tada paskambinsiu arba parašysiu. O tu norėtum šiaip? Nežinau, čia šitokios sąlygos. O ką? Kas tave glumina? Tas gyvūnas. Bijai pitono? Ne, šiaip gal ir nebijau, bet niekada nesusidūrus. Taip, Nežinau. Tai sakau, pasitarsiu ir tada... Matai, draugelis kaip tik jausi man kužda, nes jis, kaip suprantu, yra tave matę, Sandra. Tai sakė, jeigu... Mane matė. Jo, jeigu balių kartu suorganizuotumėm dar kažkurį, tai šeštadienį ar sekmadienį, penktadienį, tada dar 100 nuleidžiu, už 500. O kokia čia Evelina pasakė? Kokia čia Evelina? Čia ta Evelina, žinai, kur klausosi PFM.
FM. Labas, Sandrutė. Radio stotis ZIP-FM. Taip, radista Jonas ir Rolandas su tavim. Kaip laikaisi? Gerai, viskas gerai. Sorry, apgavom tave. Bet Aišku. Bet tu nepyk ant mūsų, mes tikrai neblogų linkėdami. Gerai. paliesime. Ate. Iki. Ate. Taip, elementariai ir paprastai.